Taigi baigėsi varžybos ir sveikinusi su jumis nuo ežero kranto. Esu prie Dzūkijos Amūro prižiūrimo ežero galvinio, licencinio ežero. Man jisai vienas toksai, kaip pasakyti, krito į širdį, tikrai patinka ežeras. Tikrai gamta graži, nuostabi, dideli gyliai, daug žuvies, pakankamai didelės žuvies yra. Taigi pirmas savaitgalis po varžybų, toksai labiau relaksinis, pailsėti, galbūt kažką suvilioti, nors dideli karščiai, vanduo šiltas ir žuvis labai vangiai kimba, kiek kalbėjau su Deividu, labai nedideli pagavimai, taip kad manau sunku bus, bet atsivežiau sunkią artileriją, taip sakant, pamėginti. Taigi ką mėginsiu? Mėginsiu savo naujus, iš tam ežerių gal naujus boilius, tai galima sakyti aukštos maistinės vertės. Tai bus Glory Fish boiliai, Fish Food gamintojo. Tai ir ant jiems ir jaukinsiu, ir gaudysiu. Taip pat šiek tiek jaukinsiu, kadangi nenoriu labai daug konkurencijų sudaryti, ir panaudosiu ir Glory Fish solublę. Tai yra tirpstantis boiliai. Tai manau, šitą seriją puikiai tinka ne tik paprastai žvejybai, bet ir, manau, pabandyta ir išpresuotose telkiniuose, varžybose. Čia irgi telkinys nėra labai lengvas. Tai manau, badysiu. Aišku, neapseisiu ir be savo mėgstamų Dynamite Bites Sorso boilių, su kuriais bandysiu. Kartu aš juos ir Sorsą, ir Glory Fishą kartu maišyti ir į vieną tašką. Ir padariau du masaliukus. Kaip matot, ant vieno yra, tas didesnis yra Glory Fish. O su ko mes čia uždėjom? Mango vanilą. Ir uždėjom Sorso Hardenet su bananų ananasu. Kas yra patogu, tai kad toj pačioj pakuotėj, taip labai retai būna, bet yra ir apvalūs boiliukai, vieno diametro, mažesnio diametro keli yra dumbeliukai, taip ir jaukina, taigi su spomba ar masalui pasiimti, mažesnį, didesnį, nereikia atskirų pirkti, tai jie ir vadinasi Glory Fish Spot Mix boiliai. Jie iš karto galima sakyti, 2 diametro apvalūs ir dumbeliukai, kad nebūtų vienoda ir žuvis skirtingai. Galima būtų atskirti tiek, ką dėti ant kabliuko. Ko dar jaukinsiu, tai panaudosiu All Season peletės. Jas praturtinsiu boosteriu, skirtų peletėm praturtinti. Taip pat pasiėmiau dar Glory Fish vafteriukus, bet jau kol kas nenaudosiu, pabandysiu pagaudyti su šitais. Ir atskirą kitą tašką darysiu, biškį sekliau, čia tai gaudysiu panašiai ant 5 metrų gylio su šitais boiliukais, o sekliau ant 3 metrų netoli žolių, tai panaudosiu Svitaigerį. Seniai jo nenaudojau, reikės prisiminti, bet uždėjau man labai pasiteisinusią Fish Food viršūnę, tai yra Mango Bubble Gum. Pažiūrėsiu, gal ir čia jinai atneš kokį netikėtą laimikį. Taigi jau 7 valandos, kol iš miesto, kol susidėdi, dar tik palapinė pastatyta, dabar tik tai užsimesiu meškerės. Dar aišku naudosiu ir tigrinį riešutą, kaip ir viskas, boiliai, peletės, tigras. Daugiau, manau, čia nieko nereikia. Taigi pradedam žvejybą, užsimetu, maišau mišinį ir jaukinsiu. Laivelio kol kas neturiu, tai viskas vyks užmetimo būdu, senuoju, taip sakant, ir su spomba. Taigi pradedam. Spot mixą darysiu tokį bendrą, tai imu Glory Fish boiliukus į botą. Daug gal kažko tempėsi, čia kas čia vyksta, nesuprantu. Dar tik užmečiau, bet jaukinau. Taigi metu Glory Fish boiliukus, Sorso boiliukus. Šiek tiek, kad greičiau sudirbtų, įmesiu ir Glory Fish solublę boiliukų. Matot, jiem biškį net ir skiriasi, nes jie nevirti, tai spalva jau biškį kitokia. Manau, čia užteks ir viską bandom.
Dadėsime dar pelečių ir tigrą irgi paleisime per šitą pačią malimo mašiną. Man atrodo, reikia prieš vakarą įmesti biškį daugiau, nes čia nieko daug nebus. Nu ką, dar manau pakartosim viską. Jie kyla kažkas, bet nenusprendžiau, kad čia reikia kipti. Dar sauso. Šitam taškui, man atrodo, bus pakankamai. Na kągi, dabar dar tigro. Užteks tikrai poros. Va, tikrai. Nu, pažiūrim, kas čia gausi. Manau, labai bus toksai atraktyvus pirminis signalas. Žuvis nepasisotins. Nu, dar pelečių čia įmesiu. Tai čia bus vienas taškas, kur yra sorsas su goldfishu, o kitur tiesiog dadėsiu dar prie šitų visko svitagerio primalsiu. Nu tai va, ir šersim. Na ką, pipsėjo, bet nusprendžiau permesti. Kažkas yra, bet žuvis tikrai nėra didelė. Bandysiu įsitraukti. Panašu arba į karšį, arba į lyną. Priešinasi. Nežinau, kas per žuvis, tai bus aiškiau. O, sukasi. Lynas. Va, taip įsikabinės. Linukas, va. Va, matot. Nieko, jis keliaus iš karto atgal. Mes jo ilgai nekankinsim. Bandam iškelt. Opa. Va. Vis. Kągi. Saulė nusileido ir tik baigiau jaukinimą. Tokios stumų net varžybose negaudžiau. 135 metrai. Tiek šerimas, tiek gaudimas biški toliau gavosi. Tai jeigu taip, tai taip va. Ten toliau, nu žodžiu, va šitas iškišulys yra, prie viena meškerė ant svitaigerio stovi, jinai stovi panašiai ant 90 kažkur metrų. Ir po to į įlanką eina metimai ant 4,5-5 metrų gylio. 135 metrai atstumu dvi meškerės stovi. Taigi pajaukinau. Nieko, tuščias kibiras liko, galima sakyti. Nu ką, be rytdienos daugiau nejaukinsiu. Permetinėti irgi nepermetinėsiu. Viskas sumesta. Laukiam naktinių svečių. Kągi, rytas ankstyvas. Sudirba tolimas taškas. Vidurinė meškerytė. Žuvis nelabai nori eiti. Žodžiu, kas reikalo tiek. Naktis oras išvarami. Ne vieną dieną buvo. Ai buvo. Tarpinio taško lynas.
Kągi, puikus veidrodinis 14 kg. Va, to aš jums jį parodysiu. Biškį reikia vaistukus visada naudokite. Nu, bandom, pasirodysiu. Labai tu čia jau gražus. O, papa! Oho! Štai jisai grožis. Nu ką, foto atminimui ir leisim šį galiūną atgal į ežerą. Pasidžiaugiam ir nešamės jį paleisti. Seksime. Yes. Na va, persimečiau meškeres, realiai tolimas abi persimečiau, šiek tiek vėjukas pakilo, įkibimas buvo ant vidurinės meškerės, ant sorso su banano ananasu, permečiau ir Glory Fish, uždėjau šį kartą viršūnę mango, vanilla cream, pažiūrėsiu šitą variantą. Gal šitas variantas sudirbs, realiai meškerės tam pačiam beveik taške stovi, ten gal porą metrų viena nuo kitos. Tai va, bet taip palyginus, skaitykit, 12 valandų pragulėjo masalas ir va, išlėkė po 12 valandų. Ištraukiau, Glory Fish irgi stovėjo, viskas tvarkoj. Tai ką, dabar reikės vėl pasidaryti pašaro. Manau, darysiu taip kaip ir vakar. Su Botmanu susmulkinsiu abiejų rūšių boilius, tigrą, dadėsiu all season palečių ir po kokią 10 pombikių pasportuosim, taip sakant, pamėtysim į tolį. Kągi, einu ruoštis pašarą ir pašersiu. Nu va, ir sulūžo mano Botmanas. Va. Rankena liko rankoj. Va, nulūžo, taip sakant. Bandysim kažkaip tai. Nu, ačiū. Spėjau viską. Čia tigrą jau malant man nulūžo. Va, gavosi visi reikalai. Boilė jau čia visi yra. Taigi, dadėdu pelečių. Ir į trasą. Sportuoti, taip sakant. Yra reikalų. 135 metrai. Nu, nieko nepadarysiu. O tiesa, pabandysiu, va, užsidėjau tą naują spombą. Gal su jo tipo, sakė, greit toliau metasi. Nu, pažiūrėsiu, ar tikrai toliau. Ir jums dar pasakysiu. O Botmanas, nu ką, 2 metai ir vat, nulūžo. Nu, aišku, čia pataisoma. Manau, reikės kažką sugalvoti, pragręžti skylę gal, kiaurąjį varžtą kažkokį uždėti. Arba įsigyti kitą prekę kažkokią tai. Nieko nėra amžina. Nu ką galiu pasakyti apie šitą jaukinimo daiktą. Tai galiu pasakyti, jeigu metam iki 100 metrų kažką tai, viskas su juo gerai, nes nereikia kažkokio didelio smūgio. Vienintelis minusas tai pašaro įdėjimas. Į tą skylutę čia įkišti reikia. Aišku, jo telpa daug mažiau negu į didelę spombą, bet dėl šito galima būtų susitaikyti. Bet jeigu reikia, va, bandžiau mėtyti su ją 135 pašerti, tai realiai
arba svorio trūksta, jeigu tokį lėtesnį metimą dedi ir blankas nelabai sudirba iš svorio. O jeigu didi staigesnį smūgį, jinai tiesiog išėjimo metu atsidaro visa ir pašaras pabyra. Žodžiu, man šitas gaminys tikrai nelabai patiko, arba aš su juo nelabai moku normaliai elgtis. Tai vat tokia mano nuomonė apie šitą daiktą. Trečios meškerės, kur yra atskirai, čia į šitoj pusėje prie salos, prie šito pusėsalio uždėjau 2 tigriukus, biškį apipjaušiau ir į PV Sweet Tiger and Corn builiukų. Žiūrėsiu, gal ant šito kažkas susigundys, nes realiai iš tos taško buvo naktį vienas lynas ir daugiau nieko. Aišku, ir iš toli buvo vienas lynas iš pat pradžių ir po to po 12 valandų laukimo gražus karpis iš užkybo. Nu ką, bandysim, gal taip suviliosim. Kągi, 2 valanda. Tai nežinau, kaip man seksis su šita nulūžusią rankeną pasismulkinti boilius, bet gal kažkaip tai su tigru, aišku, bus problema didesnė. Taigi, ką mes čia atsidarom. 2 kilogramas į trasą, taip sakant. Biškį, maždaug kokį pusę, gal daugiau negu pusę kilogramo. Ir pabandysim sukati susulūžusią. Man atrodo, patemsiu kažkaip tai. Susulūžusią pasmulkinsiu. Aišku, nelabai patogu, bet geriau negu nieko. Smulkinasi pakankamai normaliai. Builiukai. Aišku, galima būtų pjaustyti viską, bet taip gal biškį geriau, nes yra tokių smulkesnių dalelių gaunasi ir stambesnių. Nu, visai gražiai gaunasi. Taip sakant, ir su sulūžusią rankeną galima dirbti. Gal tirpius, sakiau, papjaustysiu. Nėra tikslo jų smulkinti dar labiau. Dar sorsas. Ir po to tigras. Su tigru jau bus reikalų daugiau. Pavyko, kad ir sulūžusią, bet pasismulkinti šiek tiek ir tigriuką. Palėčių dadėjau. Paletės, kai matot, yra ir didesnės, ir mažesnės, ir yra tikrai didelių, bet vanduo šiltas, tai manau, čia tragedijos nėra. Ištirps tirpus, boilius šį kartą supjaučiau puselėmis, nemaliau. Ir ištirps, manau, nu ir gausis toks dabar 3 valandos, tai toks pietinis pašėrimas. Kol kas ramu. O, laiveliai skrajoja, matau. Kaiminėse sektoriuose gaudamas su laiveliais. Realiai čia vienas mėto, bet nu ką darys. Nieko, gal sekančiam kartui ir aš turėsiu tą laivelį, o gal ir neturėsiu. Žiūrėsim. Taigi dabar spodas ir pirmin darbuotis. Taigi 6:30. Ežeras aprimęs. Yra šiek toks vėjukas, saulytė. Gražus vasaros vakaras, kaip sakant. Taigi ruošiu pašėrimą. Jau virtus boilius ir tigrą sumaliau. Šiaip ne taip. Liko papjaustyti solublę, Glory Fish builiukus. Manau, jis tiek savo atraktyvumą duoda ir vilioja žuvį. Taigi nieko per daug nekeisiu. Paliksiu tiek ir masalus šitus pačius. Tai Glory Fish dumbeliuką su viršūnė ir sorso dumbeliuką su viršūnė. O į trečią tašką turbūt paliksiu vis dėlto tigrinį riešutą. Tikėsiuomės, kad vakare ar naktį ar ryte kažkas susigundys. Taigi pjaustau builiukus ir maišau ir pirmin sportuoti. Jau jaučiasi vis dėlto ruduo, 9 valandos, saulė jau, galima sakyti,
Jo, visiškai nusileidus. Persimečiau prieš naktį. Tai va, kraštinė iškart biški taip porą turėjo tokių patempimų nedidelių, pip, taip. Bet niekas toliau nevyksta, tai net nežinau, ar verta ją dar kartą permetinėti. Ar čia bandė koks lynas ir pasikabinės ten stovi. Ar ten tiesiog pabandė, bet nieko neusikabino, nepasikirto gal. Nes plaukas šiek tiek ilgesnis. Nes masalai tokie, kaip pusiau balansuoti, kaip vafteriai padaryti. Manau, kad nepermetinėsiu. Nes prieš tai, kaip lynas užkybo, tai vis pipteldavo vis kažkas kiek laiko. Vis buvo pip. Pakeičiau biškį sistemas, uždėjau ant šitų dviejų, kur toli mesti, nes buvo toksai biškį vėjas. Ir ten uždėjau helikopterius. Varžybinės sistemėlės uždėjau iš fluorokarbono. Nežinau, gal bus geriau, gal blogiau. Pagalvojau, ten vis tiek toli, ten biškį to dumbliuko yra ant 5 metrų gylio. Nors prieš tai ir ant runningo turėjau kibimą, taigi iš ryto ir išlėkė, tai viskas gal ir gerai. Bet biškį suabejojau. Taigi va taip padariau. Nu ką, ežeras visiškai nurimo, vėjo nėra. Matėsi keli žuvų išėjimai įlankos pačiam gale, apie 200 metrų nuo manęs, tai vat nuo meškerės gaunasi apie 70-80 metrų nuo užmesto taško pajaukinto. Kągi, kol kas ramu, lauksim. Nu kas, sutemo ir kibimas, vėl vidurinė meškerė. Sorsas su bananaso viršūnė išvažiavo. Taip sustabdžiau ir bandom traukti.
helikopterio sistema. Kągi, būna taip, kad vat ir atsikabina žuvis. Pakeičiau sistemą, ant vidurinės uždėjau runningą, ant kraštinės, kur piptelio vieną kartą, tai va permetinė dar kartą piptelio. Tai pagalvojau, nakties nepaliksiu, ištraukiau, buvau teisus, koja, puikiausiai užsikabinus ir tau būtų sėdėjus visą naktį. Taigi persimečiau abidvi, galima sakyti, meškerės. Vidurinė tas pats sorsas su banano ananasu, o ant kraštinės Fish Food Glory Fish. Irgi uždėjau banano ananaso viršūnę. Gal viršūnė čia kažką tai groja labiau. Prieš tai bandžiau geltonas Fish Foodo viršūnės. Tai buvo, dėjau ir mango su vanilė, ir dėjau, man atrodo, cream bananą dėjau. Bet vat kažkodėl tai, nežinau. Dabar pažiūrėsiu, ar kažkas pasikeis ar ne. Nežinau, lyg tai damečiau, lyg tai užmečiau, ar tiksliai užmečiau, jau nemačiau, nes buvo tamsu. Nes teko ir šoklyderį perišti antrą meškerį, kur žuvis pabėgo, nes labai susisuko smarkiai šoklyderis ir valas taip susipainiojo, kad be šansų atpainioti. Va. Susisuko juodai. Va, ir tiesiog, va, belia kaip susisuko. Ką, einu ir sėtis ir laukti kibimo. Taigi rytas, 8. Naktis buvo šiek tiek nerami, kaip atsikabino viena žuvis, tai po to 1 valandą išvažiavo kairė meškerė ir irgi prie kranto žuvis prie kraipšto atsikabino. Ką darysi, gaila, nieko daugiau kibimų neturėjau. Dabar nepermetinėsiu. Ramiai dar luktelsiu, gal kažkas dar toks ramus rytinis ežeras, gal kokia žuvis dar ir užsikabins. Reikia visada tikėtis. Kągi, kas prasideda, tas ir baigėsi. Geras oras, vasara, puikus ežeras, stiprios žuvis. Deja, aktyvumas, kaip ir minėjau, prieš pradėdama šitą video tikrai nėra didelis žuvies, nes vandens temperatūra netgi 5 metrų gylyje yra 21 laipsnis. Taip kad žuvis pakankamai apatiška maistui ir pakankamai sunku ją suvilioti, kad jinai ateitų maitintis į maitinimosi tašką. Ir jeigu, kad atrodo, ir tų pašaro daug paduodi, nes žuvies yra nemažai, kojų visokių linų, dėl to biškai daugiau pajaukini, kad ir karpis kažką tai rastų, bet turėjau 3 kibimus. Su vienu galiūnu pavyko pasisveikinti, pasifotografuoti. Deja, 2 atsikabino. Ką padarysi? Kągi, dar protestavau Glory Fish baltyminius kukulius. Galiu pasakyti, tikrai patiko. Per mažai kibimų, kad įvertinti jų suderinamumą su viršūnėmis, su dar kažko, tai reikia biškį ilgiau patestuoti, kad supras, kur jie veikia, nes kiekvienas daiktas turi savo panaudojimą, taip sakant. Taigi tiek iš šitos sesijos. Video galbūt ir įdėsiu, gal subendrinsiu, padarysiu bendrą 2 sesijų video, nes po 2 savaičių aš vėl čia būsiu. Tiesiog šitas atvažiavimas įvyko toksai netyčiukas, taip sakant. Pakvietė, nes buvo, pats žvejojo Deividas, tai pakvietė, kartu pasibendravom, pabuvom, pažvejojom, o po 2 savaičių aš čia vėl būsiu. Taigi, kas žiūrit mano video, spaudžiam like ir pasimatysim kitame video.